Sveiki, čia Grifas FPV. Va, beveik metai praėjo ir galų gale mes pastatėme droną. Ilgai vargiai ir dirbę. Ir šiandieną šitam video mes jį protestuosime. Greitai prasėsiu pirmus dalykus, kad iš karto prieš patį testavimą pasitikrintumėt, kad būtų baterijos pakrautos, pulto, akinių, pačio drono. Aš naudosiu GX12, bet priminsiu, su kokiom programinėm įrangom mes dirbam per šitus metus. Aš nieko nekeičiau šitam drone. Viską, ką jūs matėte video, aš ta prasme, kažkur tai pasislėpęs, kažko nedariau, jeigu kažkas neveikia. Viskas, kas video daryta, yra granai nufilmuota ir visa šita serija. Jeigu kažkas neveikia, būtinai prasieikite per praėjusius epizodus visus ir pasitikrinkite. Priminsiu, su kokiam programinėm įrangom mes dirbame. Mes proflashinom visus savo radio pultus HTX 2.11.0. Mūsų programinė, Betaflight programinė įranga yra 451, mes ją naudojame. Aš ją dar ir palikau. Express-LRS ir imtuvas ir siųstuvai pultuose proflashinti yra 3.5.5 versijom. Ir mūsų ESC, jisai buvo originalus PDB su BLS programinė įranga ir mes proflashinome BlueJay 0.21.0. Tai va, jeigu ten kažkas nesigauna, tai jeigu jūs darėte šitom programinėm įrangom, turėtų viskas veikti. Sekantis video bus, jau kadangi metai praėjo, yra daug pasikeitimų. Mes proflashinsime pultus į 4.0 IRLS versiją. Mes įkelsime naują IRLS.lua skriptą į pultus. Mes proflashinsim ir imtuvai 4 versiją. Turėkite omeny, jeigu pas jūs yra imtuvai arba siųstuvai ne tos pačios, 3 ten kažkiek tai, o pultai veikia 4, jau pas jūs proflashintai, jie nesibindins. Tai atkreipkite į tai dėmesį ir ateinančiam video mes proflashinsim viską. IRLS 4 versiją, Lua skriptų sudėsime į pultus ir imtuvą proflashinsime 4 versiją. Taip pat mes proflashinsim pultus HTX programinę įrangą į 2.12.0 dabar yra naujausia tokia. Patikrinsim, ar ESC yra naujesnė programinė įranga ir jau nuo to paskui dirbsim. Jeigu kas šitus video žiūrite po metų ar po 2, tai tiesiog pažiūrėkite, kad visos programinės įrangos atitiktų IRLS versijos, kad atitiktų būtent tie pirmi skaičiai prieš pirmą tašką, kad būtent jeigu jau ten 5 versija yra, tai žiūrėkite, kad pas jūs būtų ir imtuvas, ir siųstuvas 5 versijos. Nežinau, po kiek laiko tai atsiras. Dabar jau naujausia yra 4, bet kaip sakau, primenu, čia mes dar statėme su 3 versija, čia yra 3.5.5. Va, ir mes viską proflashinsim ateinančiam video. Baterijas patikrinkit, pažiūrėkite, kad IRLS presetai būtų, kad viskas veiktų. Nusistatykite iškart per Betaflight kanalą. Aš naudoju Razeband 8 kanalą ir pas mane akiniai ir monitorius video imtuvo irgi nustatytas ant 8 kanalo. Tikrai patariu, nedarykite search. Bandymui tai nėra tiek didelės esmės, kadangi jie arti video sustubai su video imtuvu, jie pakankamai arti vienas kito. Bet visą laiką venkite daryti search, ieškoti kanalų. Tiesiog įveskite tokį, kokį jūs Betaflight droną įvedėt, tokį patį įsiveskite per meniu ir į savo akinius. Iš kelių dalių bus šitas video. Aš pirmą parodysiu jum, aš dar namie išbandžiau tą droną. Tikrai nepatariu niekam, ypatingai naujokam. Žmonės, kurie žino, ką daro, galit pabandyti garaže kokiam arba miegamajam ant didelios lovos galite pasidėti droną. Aš čia padariau pas save didžiajam kambarį, taip ant kilimo dar pirmą tokį video padariau. Ir ten jums parodysiu, aš čia kaip tik gimbalų grafiką įdėjau, kad jūs matytumėt, kaip gimbalai juda. Kaip mes darysime tą testavimą iš principo.
Mes pirmą patikrinsime, ar jis šitų tik tai gimblų gazas bus visiškai nuleistas, nenaudosim, tiesiog ar jisai verčiasi į priekį ir atgal, paskui iš dešinės į kairę šonus verčiasi ir paskui gazą visiškai nuleidus mes pajudinsime va taip šitą stiką, ar jisai sukinėjasi plokštumoj ir paskui tik tai pradėsim labai atsargiai kelti gazą. Ir tam reikia, kad nusistatyti į angle mode. Būtinai aš dar naudoju priedo angle mode and head free, kad aš tai galėčiau daryti be akinių, tada dronas tiesiog nereaguoja į kur kamera žiūri, tiesiog kai nustatėte, subindinote jį, tai kur kameros priekis yra, jisai ten ir lieka, net jeigu dronas pasisuks, jo priekis bus vis viena čionai ir tokiu būdu galima skraidyti be akinių, o bandymam ypatingai tai yra patogu. Ir sakau, aš pirmą padariau video dar anksčiau kažkada pas save namie ir paskui sekantis video bus jau kai mes Lietuvoje, ten vienas žmogus iš struktūrų ir žmogus, su kuriuo aš pažįstamas, padėjo išbandyti mūsų dronais, daug geresnis pilotas už mane, nes aš labai daug praktikos, aš praktiškai praktikos neturėjau. Ir po to aš dar skridau su to dronu ir sugebėjau į šakas medžio ten trenktis, čia viskas vyksta Lietuvoje, 9 forto parke. Ir sakau, nutrenkiau droną, bet jisai normaliai išgyvena ir taip toliau. Ir aš ten pamatysite video, aš vėl biškį komentarų ten uždėsiu ir paskui aš dar gale kai kurios dalykus paminėsiu. Nu tai ką, tada pradedam su pirmu testu namie. Dronas prie baterijos yra įjungtas ir ką aš dabar darysiu, čia nekreipkite dėmesį tokį rudimentinį OSD, šitų dalykų mums praktiškai nereikia, mums du dalykai yra įdomus. Aš įdėjau grafiką, ten OSD galima ir pas jūs įsidėti, čia rodo mano kairį gimblą, čia rodo dešinį gimblą, o čia stikų pozicijos. Dešinio gimblo stikas yra išcentruotas, o čia gazas pilnai nuleistas. Dabar dronas jau yra užarmintas, bet kadangi gazas yra visiškai nulio, nors propeleriai ir sukasi, rodo, čia yra būtent tasai gazo procentų parodimas ir yra nulis dabar. Tai pirmą, ką aš padarysiu, aš su dešiniu stiku pakelsiu stiką į priekį atsargiai ir, ta prasme, dronas turi į priekį pasiversti ir paskui mes jį paversime atgal, paskui mes padarysime tai į dešinę ir į kairę, kad dronas pasiverstų, visą laiką gazas turi būti pačioj, nelieskite, nuleiskite iki pačio galo ir nelieskite kairio stiko. Dabar leidžiame mes video, matote, aš keliu šiek tiek gazą ir dronas lenkiasi į priekį, netgi pasistūmė šiek tiek, sakau, reikia atsargiai su jais elgtis. Ir dabar mes versimės atgal. Dronas klausosi komandų. Dabar, kaip matėte, aš su tuo pačiu gimblu dešiniu į kairę ir į dešinę pajudinau jį, jisai verčiasi mum irgi normaliai į šonus. Ir dabar mes prieiname prie kairio gimblo. Ir čia skau, gazas turi būti visiškai apačioj, tik tai judinkite į kairę ir į dešinę, ir jūsų dronas sukasi plokštumoje. Ant kilimo tai daryti nereikia, būtų gerai, kad koks slidus paviršius, kad jisai, ta prasme, nekiptų. Aš čia padėjęs tą savo darbastalio, nežinau, toks nailoninis jisai paviršius. Ir dabar jau, kadangi matome, kad jis pas mus normaliai sukasi, mes dabar jau keliam droną į viršų, jis pas mane angle mode, kadangi vėlgi tokie atstumai mažesni, čia taip šiek tiek šokinėsiu, bet jisai gazo klauso. Ir dabar mums rodo gazo parodymus. Sakau, viduj nustatyti tą hover value yra pakankamai sunku, nes atstumai nesinori niekur įtrenkti ir laikyti normaliai visą tai reikia daryti lauke. Bet aš norėjau, kad jūs pamatytumėte tas stikų pozicijas, kaip jas veikia ir tiek. Ir dabar jau mes išbandysime droną Lietuvoje lauko sąlygom. Aš tą patį padarysiu, jis tiesiog ir ten bus įdėtas ir šitas vaizdas ir aš per tą be akinių darydamas angle and head free mode darysiu video bandydamas droną lauko sąlygom. Sveiki, Grifas FPV.
Mes Lietuvoje prie 9 forto aikšteliai mūsų Valandorą, galeriai prisukti, jungiam. Mes patikrinom, kad jisai klausosi pulto kontrolės, renkasi į priekį, eina atgal, į šonus. Ir aš jį, labai vėjuota, tai dronas driftina. Aš jį tuo modu dariau head free, kad man akinių nereikėtų. Pabandėm jį vienam lygyje palaikyti ir mes įrašę OSD pamatysim, paskui kai aš peržiūrėsiu įrašą, kiek procentų gazų mums reikia, kad jisai būtų tasai hover lygis ir tada pagal jį mes galėsime nusireguliuoti savo GPS rescue funkciją. Tai va, dabar mes paprašysime profesionalo žmogaus čia iš Lietuvos, kuris pabandys paskraidyti mūsų droną šiek tiek čionai po parką, mes jo veido nerodysim, žmogus iš struktūrų, tai įvertins mūsų vos ne metų darbo rezultatus. O, jau artėja. Va, o čia didysis FPV-stas Grifas FPV nutarė pats pabandyti savo droną. Matot, iš didelės baimės iškart į dausas nuskridau. Kaip primenu, buvo tikrai labai vėjuota. Vėjas labai stiprus pūtė. Ir aš dar kai su vietovė nesusipažinęs šiandien, tiesiog pamečiau, kur aš esu iš tikrųjų. Ir čia man teko apsisukti. Ir liktai skridau atgal, norėjau pristabdyti, nes mane link greitkelio kėlė ir, kaip matote, nosis į viršų užsikelia, nes reikia prieš vėją stabdyti. Va, o paskui, sakau, kadangi metų praktikos nebuvo, kaip matot, kaliausi į šakas ir dronas apsivertė, bet žinokit, aš padariau turtle mode ir sugebėjau jį atversti. Kaip matot, jį normaliai atlaikė. Svarbiausia tenai tik tai per daug to gazo neduoti. Va taip trumpai. Kelis kartus, jeigu matot, nesiverčia, dar kartą gali duoti, bet ne maksimum, ne 100%, gal iki pusės, gal iki kokių 3/5 gazo. Ir jis normaliai atsiverčia. Jis ten netoli visai nukrito. Aš jau jo paskui pakelt negalėjau, nes ten ir kamera apsinešė.
Ir paskui jau mano radio ryšys pradėjo trukinėti, nes aš kažkaip buvau palikęs pultą, jisai tik tai ant 10 mW veikia. Ir jis jau kai nukrito ant žemės, tiesiog fail safe pradėjom ten gaudinėti, nes ten pastoviai alarmas DBM, RSSI įsijunginėjo ir taip toliau. Gali mes nuėjom ir suradom mūsų droną ir va, jis toksai visas purvinas mums gavosi. Tu matai? Jo, nesurodo klaidą, man nesiarmina, jisai rodo RSSI DBM. Ir telem D-shot kažkas. Aš jį atverčiau, bet nebenorisi. Eisiu pažiūrėti su toli. Nu va, pirmas mūsų bandymas, va galit pasižiūrėti grožį visą. Teko man jį disarminti. Va, šakas užkabinam, bet va, viskas išsilaikėm. Reikės nuplauti. Ir jau Amerikoje mes jį vėl pimpinsim toliau. Na va, kaip pamatėte, iš manęs drono statytojas šiek tiek geresnis negu skraidytojas. Vėlgi, aš praktiškai virš metų praktikos neturėjau, nes praeitą visą vasarą aš tik šis video užsiminėjau, aš praktiškai neskraidžiau. Ten tik tai išėjo su savo to Vupiku meteoru paskraidyti po namus. O dabar netgi rakinių neturiu, vis dar laukiu HD0. Savo skaizonas pardaviau, turiu tik tai monitorių, HD0 ir viskas. Bet va, kaip matote, dronas skraido, netgi avariją normaliai išlaikė, aš išbandžiau jį namie, jisai normaliai veikia, jokių problemų, aš jam nieko nedariau. Ten gal, jeigu pamatysite video, tai buvo tai 0, tai 4, tai ten keli tie satelitai, bet čia yra, aš paskui pastebėjau, ten tiesiog pati jungtis, kur GPS jungiasi pas mane laidas, yra labai tvirtai įspraustas tarp baterijos laidų, jis labai nedaug laisvos eigos turi ir jisai tiesiog ten ištrekė, nekontaktavo gerai. Paskui aš jį greičiausiai ten gal klijų kokį uždėsiu, kad jis tvirčiau laikytųsi. Va, paskui jau kai dronas ten man nukrito, aš netgi sugebėjau ir net 6 inčių tokį droną turtle mode atversti. Matot, joks ESC nesudegė ir taip toliau. Ten paskui įsijungė tą arming flagas, kai aš bandžiau jį vėl arminti, po kiek laiko įsijungė D-shot telemetrai. Tai kažkas su ESC gal ten klaida. Ten kartais būna tas runaway toksai dalykas, kai jisai, visiškai jau nebežino, ką daryti, reikia tiesiog perkrauti ir taip tada. Ir net pradėjo rodyti, kad ryšys silpnas. Nors ten tik tai ant mano pulto aš per klaidą nepadėjau dynamic maksimum galę, kad galėtų duoti, ten buvo tik 25 mW. Nors per tokį atstumą vis vieno turėjo traukti. Bet ten greičiausiai, kad viskas peršlapo tiesiog purviai, jisai gulėjo, ten šlapė viskas, buvo vis kaip tik tas atlydys, jeigu lietuviškas tas žodis yra, kai buvo labai daug prisnygę, kai aš tik atskridau į Lietuvą ir ten paskui sekančias 2 dienas po 15 laipsnių buvo, kai viskas perberko ir taip toliau. Bet jo, dronas veikia normaliai ir sakau, visi, kas statėte su tom programinėm įrangom, sekantis video, ką mes darysime, tai mes viską praflešinsim į jau naujausias versijas. Mes praflešinsime į tą, kaip jinai anksčiau vadinasi, 4.6 versiją, kur galima altitude ir position hold daryti, kad jisai vietoj kabėtų ir taip toliau, bus daug geriau konfigūruoti GPS rescue. Dabar jin vadinasi ten 2025 metų gruodžio 16 diena ar 26 diena, ten jau pagal datas daro dabar tą programinę Betaflight žymėjimą šitų programinių įrangų. Mes praflešinsim, kur atėjo tas mano pultas, mes visą tai statėme su TX16 MK2 versija, bet aš jį pardaviau Lietuvoje, aš atėjo praeitą savaitę pas mane MK3. Tai ten viskas yra tas pats, už tiesiog išskyrus tos programuojamus mygtukus, jokio skirtumo nėra, bet ir GX12 ir TX16 MT3 mes praflešinsim į HDX 2.12.0 versiją ir IRLS imtuvą ir siųstuvus pultuose irgi praflešinsim į naujausią 3 versiją ir padarysime update'us į LRS Lua skripto.
tas žmogus, vat, kuris bandė droną, matote, jis normaliai skrydo ir ten pasivartė šiek tiek ir taip toliau, sakė, jam reitai buvo biški per lėti, bet ten pas mane buvo Betaflighto tie standartiniai reitai jungti, tai vat, jeigu žmonėm reikia, kad greičiau jie biški reaguotų į stikus, greičiau suktųsi, būtų tie reitai, galite persijungti į Bardwello, irgi ten šitam apie reitus, vienam iš epizodų ten paaiškinta, kaip tos reitus įsijungti, ten iš presetų galima. To Bardwello reitai yra greitesni. Ten video vaizdas nebuvo idealus, aš taip bijau, kad galbūt biški šitą anteną pasižeidė, kai aš su juo keliavau, jis ten buvo taip suspaustas, ta antena buvo šiek tiek užsilinkusi gal. Vėlgi, sunku pasakyti, atstumai kaip ir nedideli buvo, bet vėlgi, kai tas žmogus, pilotas skrydo, ten buvo tik tai 200 mW įjungta, kitas dalykas, aš ant akinių tik tai stabi mažas antenas naudojau, bet jau sakau, kai mes praflešinsime tą 4.6 versiją, tą pačią naujausią Betaflighto, dabar kai mes bandysime GPS Rescue ir taip toliau, tai vat galėsime toliau paskraidyti ir video ryšys. Šiaip jisai veikia viskas normaliai, bet gal kokybę galėsiu pagerinti, gal aš anteną pakeisiu, naujesnį pasižiūrėsiu, jeigu jinai ten pasižeidė. Va. Bet šiaip veikiantis dronas, iš tikrųjų visų komandų visko klauso, RC Tramp kontrolės protokolas veikia, per Betaflighto OSD galima kanalus keisti stiprumą, taip toliau, per pultą galima keisti signalo stiprumą, video siųstuvę, gražiai normaliai skraido, viską atlaikė, tai va, tokia kelionė. Iki sekančio video. Tai tiek šiam kartui.